atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo sūnų, gimusį iš moters, kad mes įgytume į sūnystę. Šiais žodžiais apaštalas Paulius nusako vieną iš pačių svarbiausių mūsų krikščioniško tikėjimo slėpinių. Šeima tapo keliu, kuriuo Jėzus regimu būdu atėjo į žmonių tarpą. Būsimąją Jėzaus motiną Dievas apdovanojo nekaltojo prasidėjimo malonę, ji nuo savo pradėjimo nebuvo paliesta net mažiausios nuodėmės. Legalus Marijos vyras Juozapas buvo paprastas dailidė, pragyvenantis iš sąžiningo rankų darbo, teisus vyras, ištikimas Dievui ir nepriekaištingas žmonių akyse. Tik toks vyras galėjo būti Jėzaus globėjas. Marijos ir Juozapo šeima buvo pašaukta sukurti tinkamą aplinką Jėzui gimti, augti, subręsti pačiai didžiausiai misijai žmonijos istorijoje – išgelbėti žmonės iš nuodėmės ir nuvesti juos į Tėvo namus. Šventoji šeima pasižymėjo tomis dorybėmis, kurių apaštalas Paulius linki visiems įtikėjusiems į Kristų. Jis taip laiške Kolosiečiams rašo: jūs Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkit nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir kantrumu. Būkite vieni kitiems pakantūs ir atleiskite vieni kitiems. Virš viso šito tebūna meilė. Kuriantieji šeimą, šį apaštalo Pauliaus patarimą turėtų jau būti pabandę įgyvendinti, nes be geros pradžios sunku tikėtis gero tęsinio ir pabaigos. Dievas šią išskirtinę šeimą, kurią vadiname šventąja šeima, neapsaugojo nuo grėsusių sunkumų bei pavojų, kurie gali ištikti ir bet kurią kitą šeimą. Ši šeima pirmiausiai patyrė išbandymą dėl įtarimo neištikimybė. Juozapas matė, kad Marija laukėsi kūdikio, žinojo, kad tas kūdikis ne jo, dėl to kankinosi ir nutarė tyliai pasitraukti. Tik paskutiniu momentu Dievas pasiuntė žinią, kad Marija yra ištikima ir kūdikis, kurio ji laukėsi, yra pradėtas iš šventosios dvasios. Jėzaus gimimas Betliejuje, gyvuliams skirtoje pastogėje, buvo antras rimtas šventos šeimos išbandymas. Tiek Marijai, tiek Juozapui anuomet turėjo kirbėti mintis, kodėl aukščiausiojo sūnus turi gimti gyvulių pastogėje. Nejaugi visagalis Dievas negali įsikišti ir parūpinti tinkamesnės vietos. Jei Dievas globojo išrinktąją tautą, jei keliaujant iš Egipto vergovės, kodėl dabar nepasirūpina gimsiančiu savo sūnumi? Tai klausimai, į kuriuos šventoji šeima Marija ir Juozapas neturėjo atsakymų. Evangelija šiandien papasakojo kitą skaudų šventos šeimos išbandymą tremtimi. Marija ir Juozapas buvo priversti bėgti iš tėvynės visai panašiai, kaip dabar bėga žmonės, pavyzdžiui, iš Sirijos. Juos veja mintis bėgti kuo toliau nuo pavojaus, būti nužudytiems bepročių ir beširdžių žmonių.
Jėzaus atveju tuo beširdžiu žmogumi buvo karalius Erodas, kuris mąstė tik apie savo valdžią, apie turtais ir malonumais pertekusį gyvenimą. O kai pajusdavo nors mažiausią pavojų, tuomet visus, tikrus ar įsivaizduotus priešus, negailestingai žudydavo. Jeigu Juozapas tą naktį nebūtų su Marija bei kūdikiu pabėgęs į Egiptą, jų kūdikį būtų ištikęs Betliejaus vaikų likimas. Jie visi buvo išžudyti. Dievas šventąją šeimą neapsaugojo nuo vargo, tačiau nepaliko jos ir likimo valiai. Dievo laiku pasiųsta žinia išgelbėdavo iš gresiančio pavojaus. Kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą, sakė angelas Juozapui per sapną. Krikščioniškas tikėjimas skatina ir mus pilnai pasitikėti Dievo apvaizdos vedimu. Ir jei negalėtume taip pasitikėti Dievu, kaip tai darė Marija ir Juozapas, tuomet būtų ženklas, kad mūsų tikėjimas dar nėra pilnai subrendęs. Lietuvos vyskupai, siekdami atkreipti visuomenės dėmesį į šeimą, ateinančius 2014 metus paskelbė šeimos metais. Mūsų šeimoms gresia ne mažesni išbandymai, kaip ir šventai šeimai. Vieni išbandymai yra vidiniai, kylantis iš pačių sutuoktinių, kiti išoriniai, kuriuos sukuria nuo šeimos nepriklausančios aplinkybės ir dažnai neatsakingai besielgiantys žmonės. Vidinius išbandymus susikuria patys sutuoktiniai, stokojantys šeimos gyvenimui reikalingos brandos. Nors dabar madinga kurti šeimą jau perkopus 25 metus ir dažnai net įgijus profesiją, bet tai visiškai nelaiduoja reikiamo dvasinio brandumo. Laimingam šeimos gyvenimui reikia brandžios, pasiaukojančios meilės, didelės kantrybės, atlaidumo ir pakantumo. Šių dorybių be sąmoningo tikėjimo į Dievą beveik neįmanoma išsiugdyti. Būsimos šeimų tėvus ir motinas neugdo, bet apiplėšia tik malonumus reklamuojanti dabartinė kultūra, kurioje visiškai nėra vietos ištikimybei, pasiaukojimui ir atlaidumui. Apie kokią ištikimybę ir pasiaukojimą dėl mylimo asmens galima kalbėti, jei jau paaugliams vietoj mokymo valdyti savo jausmus bei aistras bruka tik lytinį švietimą apie sargius ir kontraceptinės tabletės. Išorinius išbandymus šeimoms sukuria žmonės, kurie patys turi iškreiptą šeimos suvokimą ir kurį kartais bando įteisinti kaip normą. Įteisinamos partnerystės, kai jauni žmonės nori gyventi drauge, absoliučiai be jokios atsakomybės. Įteisinamos gėjų bei lesbiečių santuokos. Ir visa tai rodo visuomenės tam tikrą bankrotą. Deja, šis bankrotas kai kurių politikų yra palaikomas ir remiamas, prisidengiant žmogaus teisėmis ir jų gynimu. Tai iš tikrųjų yra didelis iššūkis geroms, normalioms šeimoms. Susiduriant su bet kokiais išbandymais, reikia žinoti,
kad nepaisant didžiausių sunkumų, Dievas neapleidžia juo pasitikinčių žmonių. Apie tai kalba visa šventos šeimos istorija. Per šias mišias padėkokime Dievui, jei turime darnią šeimą. Atsiprašykime Viešpatį, jei kur dėl mūsų kaltės šeimoje trūko darnumo. Ir pasiryškime ateinantiems metams labai branginti šeimos dovaną